Sveiki visi, šiandien žaidžiame Outlast. Po ilgo laiko, aišku, vakar prižadėjau, bet sorry. Tai būna. Tai va, pradedam žaidimą. Vėl. Taigi, mes važiuojam mašiną. Bandysim facecamą įdėti, kad nes mes nemokam niubai. Tai mes važiuojam. Šitą gražą namą. Tai mes... Bet aš nesuprantu istorijos, kodėl aš turėjau važiuoti jį. Negaliu gyventi savo gyvenimo. Gal koks politikas buvo? Jis ir gyveno savo gyvenimą. Kučinskas. Jam užgeso mašinėlį. Vis pagalvoju, gal čia bus žmonių, kurie jam padės tą mašinėlį užkurti. Ir viskas. Man pupelis neleikiamas meilės raštų iš radžio arklių. Aš irgi tokius kamerus noriu. Aš turiu. Pasigyriau. Einam mes toliau. Žiūrėk, džipukas. Bėgam. Parkūrinam. Ai, reikia tai daryti. Supratau. Assassin's Creed. Pasakykit, jeigu žinot, kaip ir bandė filmuoti su kamera. Jeigu iš vis kažkas žiūrimas. Manau, kad ne. Bet kasgi vasarą niekas veikt. Tai tikriausiai pažiūrės. Ja. Gal kokie 3 žmonės. Atsilupėlė. Mūjų atsilupėlė mūs pažiūrės. Labai suskanaus. Jeigu nieko nerodo. Battlefield. O ne, nesakyk. Neatsime. Iki. Gerai. Kodėl ne kito pusė? Kodėl būtent į tą? Aš grįžau pas tave. Nespėjau. Tai va. Jau atsipalaidavęs buvom. Ant vasarą. Iki šią. Nenoriu už tavęs matyti. Bet man. Ne, koks nedraugiškas. Bet matei, po jo durys pačios susidarė. Tai šaunuolis. Koks jis storas. Jeigu aš su juo susitiksiu toliau, aš žinok, bėgsiu ir mišiu kelias.
kai jis atėjo pas mus. Nuobodžiai. Aš nesuprantu, kam tų lapų jam reikia. Jis durnas tiesiog. Nu jis žiūrėjo kažką, pavyzdžiui, iš čia. Nu. Ir O ne tik ne šitas. tave pavedžiaus. Oi, nu. Svegas. O ten jolo. O ten Aš nepamačiau jo vardą. vardas. Tai vardas. Jei, kortelė. Galėjau tas žmogus prieš mirdamas parašyti slaptažodį, ne? Nu. Tipo tokia intriga. Gerai. Dink, dink. Palaukit.